Viešoji įstaiga Gėris rankose teikia socialinę pagalbą gyventojams, jų šeimoms, kurie dėl amžiaus, neįgalumo, socialinių problemų yra neįgyję, praradę ar neturi gebėjimų arba savarankiškai pasirūpinti asmeniniu ar šeimos gyvenimu. Mes teikiame šias paslaugas: pagalbą į namus, dienos socialinę globą asmens namuose, asmeninę pagalbą, laikino atokvėpio paslaugą, socialinę priežiūrą šeimoms ir transporto paslaugą. Šiuo metu paslaugos yra teikiamos Utenos ir Rokiškio rajonuose. Ateityje planuojame teikti Anykščių, Biržų, Kupiškio rajonuose. Taip pat įstaiga priima studentus atlikti praktiką ir palaiko savanorystės idėjas. Labai kviečia savanorius prisijungti prie prasmingos socialinių darbuotojų veiklos. Vietos bendruomenėje mes esame kaip ramstis. Visuomenė sensta, todėl vis daugiau reikia socialinių paslaugų, kad kiekvienas žmogus galėtų gyventi oriai savo namuose ir jaustųsi saugus. Taip pat artimųjų požiūris keičiasi. Jie pradeda pasitikėti tokiamis įstaigomis, kurios teikia šias paslaugas, ir taip pat artimieji labai džiaugiasi, kad yra tokia galimybė ir pagalba teikti tiems, kuriems tikrai to labai reikia. Teikiant paslaugas, paslaugų gavėjams yra sudaroma galimybė stiprinti ir ugdyti savo gebėjimus bei savarankiškai spręsti savo socialinės problemas. Teikiant paslaugas, daugumai paslaugų gavėjų pagerėjo sveikata, jie tapo savarankiškesni. Ir taip pat įstaiga teikia paslaugas papildomai ir savaitgaliais, atsižvelgiama į žmonių situacijas. Ir paslaugų gavėjai labai džiaugiasi, todėl kad yra galimybė teikti paslaugas ne tik darbo dienomis ir darbo valandomis, o tada, kada jiems tikrai to reikia.